į varžovų krepšį, lyginantys rezultatą 28-28. Lygios rungtynės, atkakli kova ir jų metu jau matėme ne vieną gražų ir efektingą epizodą. Kol kas dažniausiai tuo žiūrovus džiugina Šiaulių krepšininkai. Nevėžys vis stengiasi žaisti galbūt ir paprasčiau, tačiau lygiai taip pat efektyviai. 30-28 padarė Šilinskio metimo iš po krepšio. Vėl 2 taškais priekyje Kėdainių ekipa. O dabar prasižengė Darius Gviazdauskas, bandydamas sulaikyti arti krepšio atsidūrusį varžovą, stumteli priešininką. Pirmoji komandinė Nevėžio pražanga šiame ketvirtyje, kuris jau beveik įpusėjo. Šiauliai jau yra prasižengę 4 kartus. Tokios laisvės agresyvesnėje gynyboje beveik neturime. Mindaugas Žukauskas pataiko iš toli. 4 iš Šiaulių tritaškis, 1 tolimas Mindaugo Žukausko metimas ir vėl 1 tašku priekyje Šiauliai. Taškas į tašką antrajame kėlinyje vyksta dvikova, pirmaujant tai vienai, tai kitai komandai. Vykis Simanavičius visiškai laisvas ir Šiaulių gynyba vėl yra baudžiama. Žvalgosi dabar klausimais žvilgsniais vienas į kitą. Marius Prekevičius, Mindaugas Kuzminskas, Vytautas Šarakauskas. Kasgi turėjo ką daryti šioje situacijoje, kad ir kas ką turėjo daryti. Faktas tas, kad to nepadarė ir Manto Simanavičiaus tritaškis vėl išveda į priekį Nevėžį. Dar turi kamuolį dabar Kėdainių ekipa. Dar prašo kamuolio Simanavičius. Vėl gauna jį, tačiau dabar jau metimas buvo per greitas ir ne visai paruoštas. Akivaizdžiai buvo matyti, jog per daug skubotai išmetė kamuolį prieš tai tritaškį įmetęs Nevėžio komandos žaidėjas. Na, Vytautas Šarakauskas neišnaudojo dėkingos galimybės. Metimas iš po krepšio netaiklus ir štai kaip supainioja ir suklaidina varžovą Rolandas Alijevas, pelnydamas 2 taškus, 35-31 ir Antanui Sireikai tai perėmė Nevėžio komandą. Po to, kai keletą kartų buvo išsiveržę į priekį Šiauliai, Nevėžys dabar vėl turi 4 taškų pranašumą. 35-31. Nesutriko išbarstėte turėtą 7 taškų persvarą Nevėžio ekipa. Ir tai dar kartą rodo labai kovingas ir ryžtingas jos nuotaikas prieš šios dienos mačą. Jau 2 krepšininkai Kėdainių klube yra surinkę 2-ženklį taškų skaičių. Mantas Simanavičius ir Rolandas Alijevas. Abu turi po 10. Ir Antanas Sireika bei jo asistentas Robertas Giedraitis. Ne viskas šiandien veikia taip, kaip norėtų jų komandoje. Tačiau rungtynės dar net neįpusėjo. Na ir turbūt didesnė tiek tokių mažųjų finalų patirtį, tiek ir tarptautinių varžybų patirtį turintys šiauliečiai dar surengs ne vieną spurtą, bandydami susigrąžinti savo persvarą. Trumpai, tiesa, iki šiol turėtą persvarą. Raitis Grafas prie baudų metimo linijos. Šiandien kol kas jo sąskaitoje 4 taškai. Abi taiklios baudos. Tačiau kol kas tik vienas atkovotas kamuolys. Gerokai mažesnis Mindaugas Žukauskas, jų nusiėmė 4, 3, Derikas Lau, 3, Deividas Gailius. Kol kas kažko ypatingai neišsiskiria nei Raitis Grafas, nei Vytautas Šarakauskas. Išskyrus galbūt galima prisiminti Šarakausko tą efektingą dėjimą iš viršaus greitos kontratakos metu, tačiau kaip vidurio puolėjų jų indėlis galėtų būti ir didesnis. Ir tai galbūt yra viena iš priežasčių, kodėl ši Nevėžio komanda ir toliau tebe pirmauja kovodama dėl atšokusių kamuolių. 37-33 vėl atstatomas 4 taškų skirtumas, 3 minutės ir 20 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos, iki didžiosios pertraukos, tai yra iki tos pauzės, ilgos pauzės, kurios metu treneriai turės galimybę padaryti jau rimtesnės korekcijas, o ne tiesiog greitomis per tas 60 sekundžių pabandyti paaiškinti žaidėjams jų žaidimo problemas. Galima žaisti toliau ir skuba į priekį Nevėžio komanda, kiekybinės persvaros čia prie varžovų krepšio nėra, tai matydamas Darius Gviazdauskas stabdo ataką.
ir atiduoda kamuolį į žaidėją Rolando Alijevo rankas. Žmynės iš ant 3 taškų linijos meta Rolandas Alijevas, tačiau ir tas dvitaškis metimas nėra taiklus. Marius Prekevičius. Vaidas Pauliukėnas prieš minutę pasirodė aikštėje Šiaulių komandoje. Raitis Grafas, dabar prieš jį Alijevas. Gudriai žaidžia Rolandas Alijevas, perimdamas kamuolį. Staigus perdavimas į priekį ir graži, greita Nevėžio komandos ataka, kurią pradėjo Rolandas Alijevas ir būtent jo perdavimas leido tai perpjauti visą, tai yra Egidijaus Dimšos perdavimas leido perpjauti visą varžovų gynybą Dariui Gvezdauskui. 39-33, 6 taškų skirtumas. Marius Prekevičius ir Raitis Grafas. Nelengvas metimas, atšokant atgal, tačiau pataiko latvis, mažindamas skirtumą iki 4. 39-35, minutė 45 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos. Mantas Ivanavičius, rizikingas perdavimas, žinant, jog Darius Šilinskis nėra pats greičiausias vidurio puolėjas ir galbūt buvo galima pasirinkti ir kitą variantą šioje situacijoje, tačiau iš šono žiūrint visą laiką patarinėti yra lengviausia. Trečioji komandinė pražanga Nevėžiui, pražanga protinga, sustabdžiusi beprasidedančią greitą Šiaulių komandos kontrataką ir nieko kol kas nekainavusi. Nevėžio ekipai baudos dar nėra metamos. Marius Prekevičius, Mindaugas Kuzminskas. Ir taiklus jo metimas, nors ir susidūrė su priešininku, po to krenta ant grindų Mindaugas Kuzminskas, tačiau tikslas pasiektas. Rezultatas dabar sumažėja skirtumas iki 2 taškų. Na ir vėl panaši istorija kaip ir pirmajame kėlinyje. Nevėžys pirmauja, baigiantis kėlinį Šiauliai priartėja ir štai dabar turės galimybę vėlgi bent jau išlyginti rezultatą prasidėjus paskutiniai kėlinio minutėje, galbūt ir persverti, tačiau nepataiko Mindaugas Kuzminskas. Tai yra jau trečiasis netaiklus jo tritaškis šiandien. Šiauliai tritaškių šiandien meta 36% taiklumu, varžovai dar šiek tiek prašiau, 33%. Toks taiklumas Nevėžio ekipoje. Derikas Lau grįžta į aikštę vietoj Mindaugo Kuzminsko. 51 sekundė iki kėlinio pabaigos. Ir Marius Prekevičius. Grafo užtvara jam. Prieš 2 sužaisti nepavyksta, tačiau laisvas lieka Mindaugas Žukauskas ir taip tarsi nenorėdamas kristi kamuolys išsirita iš lanko. Nevėžio komandos galimybė padidinti pranašumą ir užsitikrinti savo bent jau mini pergalę antrajame kėlinyje. Tačiau išsaugo kamuolį Nevėžio ekipa ir labai netaiklus Egidijaus Dimšos metimas. Taigi paskutinį žodį šiame ketvirtyje turi Šiauliai. Žvilgteli, kiek liko laiko Marius Prekevičius. Rodomas būsimas derinys, 7 sekundės. Derikas Lau bando atitrūkti, Prekevičius kol kas su kamuoliu ir prasižengia. Darius Šilinskis, antroji pražanga jam ir vėlgi tai yra iš tų tokių protingų taktinių pražangų, stabdant varžovų ataką ir užsidirbant tik tai 4-ąją komandinę pražangą. Ir dabar matydamas, jog komandai atakai liko tik tai 2/3 sekundės, minutės pertraukėlės, prašo Antanas Sireika. Krepšinio rinktinė Nevėžio komandos penketukas jau rikiuojasi savo baudos aikštelėje. Taigi pamatysime, kaip pavyks įgyvendinti tą paskutinį sumanymą Šiauliams. 2,5 sekundės. Prekevičius, Derikas Lau ir liečia jo mestą kamuolį Darius Šilinskis. Galima įrašyti jam dar vieną bloką, o Derikui Lau netaiklų dvitaškį metimą, kuris ir baigia antrąjį kėlinį. Taigi didžioji pertrauka prasideda Kėdainių klubui turint 2 taškų pranašumą. Čia Vilniuje mažajame finale 39-37. Tos rungtynės vakarykščiam jų lyderiui ir apskritai lyderiui LKL pirmenybės Egidijui Dimšai, kuris nors ir pelnė 6 taškus ir atkovojo 6 kamuolius, tačiau pataikė tik tai 2 metimus.